ko gero, aš pradėjau pirmiau bėgti negu vaikščioti, manyčiau taip. Ir savo bėgimą skirstyčiau į dvi dalis. Pirmoji dalis tai buvo, kaip ir iš eilę metų atgal, aš sportavau lengvą atletiką ir buvau sprinteris, teko bėgioti trumpas distancijas, o dabar antrasis etapas, sakyčiau, tai prieš 2 metus pradėjau sportuoti ilgesnių distancijų bėgimuose. Ir galiu pasakyti, kad reiškia, tas bėgimas yra užkiršiantis. Ir po pirmų treniruočių prieš 2 metus aš negalėjau sustoti. Ir jeigu man, tarkim, anksčiau atrodė, kad ilgų distancijų bėgimas, maratonas, tai yra tarsi skrydis į mėnulį, tai dabar aš manau, kad aš jau kitais metais pats specialiai nuo dabar pradėsiu ruoštis ir kaip su kuriais kitais vieningų Kauno kolegomis mes tą dalyką pradėsime, įvykdysime. Tai mano pagrindinė problema, kad ir yra salės trūkumas, kadangi didelis kiekis žmonių sueina, ir profesionalūs sportininkai, ir futbolininkai, rankininkai, tai tikrai mes tokiam negalime tilpti į tokią vieną salytę. Sprendimas būtų, manau, vienas būtų reikalingas Kauno miestui dar vienas maniežas arba senojo Šančių mikrorajono restauracija arba naujo statyba. Jeigu palyginimu galiu pasakyti, kad Estijoje ir Taline yra 3 lengvos atletikos maniežai ir 3 pagal nuo blogiausių maniežas yra daug geresnis už mūsų maniežą. Ir galiu pasakyti, kad kaip nukris temperatūra žemiau 0 gerokai, čia bus apie 15 net gal laipsnių šilumos. Ir tikrai mes to komforto, ką mes turime dabar, neturėsime. Tai kad manau, kad be kito maniežo mes negalėsime įsiversti.